Čia yra Europos parlamentas ir čia intensyviai dirbame. Dirbame vardan Lietuvos ir Europos ateities. Mano įsitikinimu, artimiausias dešimtmetis bus Ukrainos dešimtmetis. Jos pergalės, karinės pergalės, jos atstatymo, jos tapimo NATO nare, jos tapimo ES nare. Ir šių lūžių akivaizdoje Europos parlamentas vaidina ypatingai svarbu vaidmenį. Gimsta čia pagrindinės politinės ES idėjos, čia vyksta dideli debatai ir čia randam sutarimą. Mums pavyko pasiekti, kad Lietuvos balsą būtų vis atidžiau įsiklausom. Esame iš tikrųjų čia tapę vienais iš pagrindinių Ukrainos politikos formuotojų. Aš kartais pats savo pajuokauju, kad darbotvarkė man kartais atrodo įtemptesnė negu tada, kai teko būti Lietuvos premjeru. Nes norint, kad mūsų balsą čia išgirstų, iš tikrųjų reikia visų pirma burti bendraminčius. Labai džiaugiuosi, kad pavyko kaip tik inicijuoti ir suburti pasaulinę parlamentarų už Ukrainą koaliciją, vadinamą United for Ukraine koaliciją. Ir jos pagalba iš tiesų sugebama pasiekti, kad Ukrainos reikalai būtų svarbus ne tik mum, būtų svarbus visam Europos parlamentui, būtų svarbus visai Europai. Lygiai taip pat pavyko suburti ir platų bendraminčių tinklą, kuris rūpinasi ir siekia to, kad Rusijoje po Ukrainos pergalės vyktų taip pat demokratinės permainos. Tai lems ilgalaikę mūsų ateitį. Vardan to reikia kovoti ne tik šiandien, bet reikės kovoti ir rytoj, ir poryt, per visą artimiausią dešimtmetį. Ir vardan to reikia tęsti tuos darbus, kuriuos sėkmingai pradėjom dabar, nes tai lems mūsų vaikų ir mūsų anūkų ateitį.